Rinkodaros vienas pagrindinių uždavinių yra pritraukti potencialių klientų dėmesį. Todėl pritrauktas dėmesys, gautas dėmesys yra labai gerai. Tačiau net ir daug dėmesio gali neduoti jokio rezultato, jeigu bus nepadaryti kiti darbai. Garsaus youtuberio apsilankymas Lietuvoje pritraukė daug dėmesio. Bet ar bus iš to naudos ir ko gali pasimokyti smulkus verslas iš šio rinkodarinio projekto? Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, ir vėl jūsų ausinėse aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinaičius. Jūs klausotės 119 tinklalaidės epizodo. Taigi, pakalbėkime apie rinkodarą, dėmesio pritraukimą ir tą šviežią, pakankamai vis dar skandalingą garsaus youtuberio apsilankymą Lietuvoje. Aš prisipažinsiu, kad apie tą youtuberį iShowSpeed ir jo vizitą Lietuvoje sužinojau tik iš socialiniuose tinkluose kilusių diskusijų bei pasipylusios kritikos ir įvairių paburbėjimų apie tai, kaip tai yra tuščiai išmesti pinigai, kas jis toks ir taip toliau. Kol diskutuojama dėl to, ar čia gerai buvo ar blogai, aš noriu pakalbėti pirmiausia, ką mes galime pasimokyti ir ypač ką smulkus ir vidutinis verslas gali išmokti iš viso šito projekto. Pirmiausiai, mes puikiai suprantam, aš tikiuosi visi sutarė, kad tai buvo rinkodarinis projektas. Ir kaip jau minėjau įžangoje, rinkodaros vienas iš svarbiausių uždavinių yra pritraukti potencialių klientų dėmesį ir didinti įmonės, įstaigos, šalies, prekinio ženklo, produkto ar paslaugos žinomumą. Ir šiais laikais pritraukti dėmesį yra labai sunku. Kiekvienas žmogus gyvenantis išsivysčiusiose šalyse per dieną sulaukia nuo 5 iki 8 tūkstančių reklaminių žinučių. Ir šiais laikais dėl vartotojų, tai yra mūsų visų dėmesio, kovoja labai daug rimtų organizacijų su tikrai įspūdingais biudžetais, kur matuojami net ne šimtais milijonų, milijardais. Jie naudoja pažangiausius įrankius ir yra apsiginklavę įvairiausiais naujausiais žmonių, psichologijos tyrimais ir toliau naudojasi įvairiausiais protingiausiais mokslininkais tik tai tam, kad pritraukti mūsų dėmesį. Ir tie dėmesio norėtojai, tie, kurie kovoja dėl mūsų dėmesio, turi įvairiausių tikslų. Nebūtinai gerų, tai gali būti ir priešiškos propagandos skleidėjai, ir internetiniai, ir ne tik internetiniai sukčiai, politikai. Taip pat gali būti ir labai akivaizdžių, normalių, tikslų siekiančios organizacijos, tai savo produktus ir paslaugas reklamuojantis verslai, nepelno siekiančios organizacijos. Taip pat tai gali būti elementarūs, paprasti tiesiogiai narcizai, kurie tiesiog nori dėmesio tam, kad gauti to dėmesio. Taip kad mes turim suprasti, kad dėmesys yra gerai. Kai kas sako, net bet koks dėmesys yra gerai. Aš nesu įsitikinęs ir nebūčiau toks atkaklus sakydamas, kad bet koks dėmesys yra gerai, bet dėmesys tikrai yra gerai. Ir ypač jeigu tas dėmesys yra teisingas, tai yra iš tikslinės auditorijos. Ir siekiant to
tikslinės auditorijos dėmesio, daugelis įrankių yra geri, net jeigu tie įrankiai jums atrodo ne visai teisingi. Kaip pavyzdys, klikbaitinės antraštės, ar jos yra gerai? Aš manau, kad klikbaitinės antraštės yra gerai. Jos pritraukia dėmesį. Blogai yra ne pati antraštė. Blogai yra, jeigu ta antraštė nieko bendro neturi su tuo turiniu, kuris pateikiamas. Bet jeigu jūs atradot antraštę arba frazę, kuri pritraukia jūsų klientų dėmesį, potencialių klientų dėmesį, mes drąsiai galime ją vadinti klikbaitinę, nors jinai nėra klikbaitinė, jeigu jūs pateikė tiem klientam reikalingą informaciją. Kaip pavyzdys, Birželio mėnesio pradžioje aš publikavau epizodą, kurį pavadinau Lean Lietuvoje neveikia. Taip, aš žinojau, kad tai yra klikbaitinė antraštė. Taip, tai buvo mano eksperimentas ir aš tą dariau sąmoningai. Žinoma, kad tokia antraštė sulaukė ir neigiamos reakcijos. Buvau apkaltintas ir neetiškumu, kad kaip apribojimų teorijos atstovas galiu kritikuoti Lean metodiką ir netgi nesolidumu, kadangi tai yra visiškai klikbaitinė antraštė. Beje, tie, kurie mane kaltino neetiškumu, tai buvo neklausę pačio epizodo, nes iš tikrųjų epizode aš kalbėjau apie Leaną ir nesakiau, kad jis neveikia, ar tik tai, kad neveikia Lietuvoje. Beje, nesolidumu arba priekaištų kitokių sulaukiau ne iš savo tikslinės auditorijos. Beje, tas epizodas buvo vienas iš labiausiai klausomų ir po jo tikrai sulaukiau nemažai papildomų tinklalaidės prenumeratorių. Taip kad reikia pripažinti, kad klikbaitinė antraštė suveikė ir pritraukė, sakykime taip, mano tikslinės auditorijos. Bet grįžkime prie YouTuberio apsilankymo. Taigi pirmas klausimas, ar tas apsilankymas pritraukė Lietuvai dėmesio. Nes iš kai kurių kritikuotojų ir burbančiųjų tenka išgirsti priekaištus, nieks jo nežino, nieks tai reiškia mes jo nežinome, bet jeigu jūs nežinote to YouTuberio, tai dar nereiškia, kad nieks jo nežino ir antra, galbūt jūs nesate to žinutės tikslinė auditorija. Aš pasitikrinau statistiką ir turiu pripažinti, kad šitas reikalas su iShowSpeed tikrai pritraukė pasaulinį dėmesį. Tiesioginė transliacija, bei jos įrašas įrašymo momentui, tinklalaidės įrašymo momentui, jau buvo peržiūrėti daugiau negu 7,5 milijono kartų. Tai pirmas svarbus dalykas, ką reikia atkreipti dėmesį, vertinant dėmesį, tai ir čia smulkiam verslui taip pat verta atkreipti dėmesį, kad turim vertinti ne sekėjų skaičių, o peržiūrų skaičių. Ir jeigu jūs planuojate kokią nors rinkodarinę akciją su soctinklų žvaigždėmis, vertinkit ne sekėjų skaičius, kiek sekėjų ten seka, bet kiek iš jų tikrai pamatys, atkreips dėmesį. Taip, kad tas YouTuberis turi 42 milijonus sekėjų, įspūdingi skaičiai, tačiau peržiūrėjo kiek mažiau, tik 7,5 milijono. Bet ir tai yra labai, labai daug dėmesio. Mes galim pasiskaičiuoti, kiek kainavo vienas pasiektas žiūrovas. Jeigu 30 000 sumokėtų tam YouTuberiui, padalinsime iš 7,5 milijono, tai gausim, kad vienas peržiūrėtojas kainavo mažiau nei €0,5. Net jeigu tik trečdalis ar net ketvirtadalis tų peržiūrėjusių įrašą matė Lietuvos dalį, nes visa transliacija buvo pakankamai ilga, vis tiek mums kiekvienas pamatymas, tai kiekviena pora akių kainavo mažiau
nei 2 centai. Tai tikrai geras rodiklis. Mes sugebėjome už 30 000 eurų parodyti Lietuvą daugiau negu 7,5 milijono, ar jeigu skaičiuosim net ketvirtadalį, tai maždaug 2 milijonam žmonių. Naujų, kurie galbūt niekada nieko apie Lietuvą nežinojo. Taip kad parodymas buvo pigus. Bet aišku, pigu nebūtinai gerai. Ar mes pritraukėme tinkamą auditoriją? Ar mes rodėme informaciją tiem, kurie mums reikalingi? Ir didžioji auditorija šito YouTuberio tai yra paaugliai. Ir aš netgi savo sūnaus pasiklausiau, ar tu žinai tą YouTuberį. Aišku, jisai žino ir jam tas vardas tikrai nebuvo naujiena. Nors aš apie tą YouTuberį nieko nebuvau girdėjęs. Tai mes galim sakyti, kad taip, YouTuberio pagrindinė auditorija yra paaugliai ir aišku, paaugliai nėra tinkama auditorija. Ir šitoje vietoje aš galėčiau pritarti, kad tikrai paaugliai galbūt nėra tie, kurie priims sprendimą ir atvažiuos į Lietuvą, tačiau vis dėlto nepritarsiu. Kodėl? Ir labai dėl objektyvios priežasties. Mokydamasis Edinburgo universitete magistratūroje savo diplominį darbą rašiau būtent apie rinkodarą internete vaikams. Dėl to pakankamai smarkiai gilinausi į tai, kokios kompanijos ir kodėl reklamuoja vaikams. Beje, tai buvo labai seniai, 2000 metais, dar tada, kai internetas tik plito, dar tada nebuvo nei Facebooko, Amazonas dar buvo tik įsivažiuojantis, Google'as irgi buvo dar tik įsivažiuojantis. Tačiau jau tada daugelis kompanijų, ne tik internete, bet apskritai, jau savo reklamą orientuodavo ir į vaikus ir paauglius, ir ne tik tai tos kompanijos, kurios kūrė ir pardavinėjo produktus vaikam ir paaugliam, bet ir kompanijos, kurios kūrė ir pardavinėjo produktus suaugusiesiem. Labai įdomus dalykas, kad jau tada buvo pastebėta, kad paaugliai, vaikai kažkiek, bet ypač paaugliai, turi labai reikšmingą įtaką savo tėvų pirkiniams ir netgi pakankamai rimtiem pirkiniam, tokiems kaip automobilis ar atostogų kryptis ir panašiai. Dėl to aš manau, kad paaugliai gali turėti nemažą įtaką savo tėvų sprendimam, kur važiuoti turistauti, atostogauti ir panašiai. Dėl to aš manau, kad visai nebloga auditorija buvo pasiekta. Kodėl vaikai turi įtaką tėvų sprendimams? Dėl labai paprastos priežasties. Suaugę yra linkę, jie labiau yra ištreniruoti, ignoruoti, atsispirti įvairiausiom reklaminiam žinutėm. Tuo tarpu paaugliai mažiau linkę atsispirti. Bet kitas svarbus dalykas, kai artimas žmogus kalba ir rekomenduoja vienokius ar kitokius dalykus, mūsų smegenys daug patikimiau reaguoja į tokius signalus. Tai yra, mes neatmetam tos informacijos kaip pardaviminės ar reklaminės. Dėl to bet koks pasakymas, bet kokia rekomendacija iš pažįstamo žmogaus yra vienas iš efektyviausių reklamos ar rinkodaros būdų. Vėl čia manau, kad buvo visai neblogai sužaista, užkabinta plati auditorija ir pakankamai įtakinga auditorija. Todėl apibendrinant šitą projektą, grynai mano nuomonė, tai buvo
pakankamai geras projektas. Gautas ganėtinai kokybiškas dėmesys už labai nedidelius pinigus. Galbūt netgi drįsčiau pritarti kai kurių išsakytai nuomoniai, kad tai tikriausiai bus efektyviausiai išleisti pinigai iš to Go Vilnius 11 milijonų metinio biudžeto. Ir, jau mano subjektyvia nuomonė, tai tikrai efektyviau nei ta pernykštė reklaminė kampanija apie Vilnių su bomžais už 500 000 eurų. Tačiau reikia pripažinti, kad nepaisant tos puikios galimybės, kurią mes susikūrėme, vis dėlto mes tą galimybę labai smarkiai išvaistėme. Mes gavom daug dėmesio, bet jį išvaistėme. Ir tai yra labai dažna bėda ne tik didelių organizacijų, bet ir smulkaus verslo bėdų. Kai vienokiam ar kitokiam teigiamam aplinkybėm susiklošius ir gavus galimybę, ta galimybė yra išvaistoma. Tai yra, kai yra galimybė save pristatyti prieš tinkamą klientą, prieš tam tikrą tinkamą auditoriją, tai tas pristatantysis pasimeta ir arba išvis nieko suvokiamo nepristato, arba stengiasi pasakyti tiek daug, kad auditorija susipainioja ir iš principo labai greitai viską pamiršta. Kaip sakė Seneka, sėkmė tai yra, kai pasiruošimas sutinka galimybę. Ir mes čia turėjom, netgi galima sakyti, susikūrėm galimybę, tačiau nebuvo pasiruošimo ir tą galimybę labai smarkiai išvaistėme. Kur didžiausia bėda mano supratimu buvo per šitą galimybę, kodėl jinai nebuvo taip gerai išnaudota, kaip galėjo būti išnaudota, tai nebuvo labai aiškios ir paprastos žinutės apie Lietuvą. Manau, kad daugelis žiūrėjusių po keleto dienų net nelabai prisimins, kas ta Lietuva, kuo jinai išskirtinė ir kodėl mes turime į ją atvažiuoti. Ar todėl, kad tai yra saugu, ar todėl, kad čia yra įdomu, ar dar kažkas. Tai yra, koks tas svarbiausias asociacija, kurią mes norime sukelti potencialiam turistui, kai jis išgirsta žodį Lietuva. Ir tokiem dalykam reikia ruoštis iš anksto, nes nežinai, kada atsiras galimybė prisistatyti prieš auditoriją. Tokios galimybės, kaip su šituo youtuberiu, kartais gali atsitikti visiškai neplanuotai ir neturi daug laiko kažką pasiruošti. Aš jau nekalbu apie tuos visokius klaidas ir lapsusus per pristatymą tam su tuo youtuberiu, bet pasižiūrėkime vėlgi į smulkų į verslą. Kai kalbam apie Lietuvos pristatymų žinutę, dėl jo susitart gali būti labai sudėtinga, nes kaip Lietuvoje yra beveik 3 milijonai krepšinio trenerių, taip tie patys 3 milijonai marketingo ekspertų ir panašiai. Dėl to bus labai daug nuomonių, nebūtinai teisingų, su kuo Lietuvą reikia asocijuoti. Bet jūsų verslas, jūsų įmonė, tai nėra Lietuva. Ten galima ir reikia labai aiškiai išsigryninti tą žinutę, su kuria turi būti asocijuojama jūsų įmonė. Tačiau 99% smulkiaus ir vidutinio verslo įmonių neturi išsigryninę tos žinutės. Netikit? Klausimas klausytojams. Dabar pagalvokit. Ir nesvarbu, ar jūs esate verslo savininkas, ar jūs vadovas, ar tiesiog vienas iš įmonės darbuotojų, bet klausimas yra jums, kaip jūs vienu ar dviem sakiniais pristatytumėte savo įmonę. Tai yra, kuo įmonė užsiema ir kokią naudą teikiate klientams. Ir būtent vienu dviem sakiniais, ne pusės valandos istorija, o labai trumpai vienu dviem sakiniais. Ar galėtume tą padaryti? Beje,
ar po valandos pakartotumėt tą pristatymą įmonės lygiai taip pat? O kaip tai pristatytų jūsų kolegos? Padarykit dar tolesnį eksperimentą. Na, jūs pagalvojat, kokie yra tie du sakiniai pristatantis jūsų įmonę, užsirašykit tuos 2 sakinius. O tada pasiklauskite savo kolegų, vadovų, pavaldinių, kaip jie pristatytų jūsų įmonę. Dar geriau pasiklauskite savo klientų, su kuo jiem asocijuojasi jūsų įmonė. Ir galiu lažintis, kad jų visų pristatymai ir asociacijos bus kitokios. Beje, jūsų dalis kolegų ar darbuotojų, kai pristatys įmonę, tai tikrai nebus patrauklu jums labiausiai tinkamiem klientam. Kodėl taip nutinka? Nes mes, kaip vadovai, kaip verslininkai, labai dažnai paliekam šitą dalį savieigai. Mes manom, kad ir taip visiemgi viskas aišku. Tačiau nėra tokio dalyko kaip savaime suprantama arba visiems viskas aišku. Net jeigu ir mums aišku ir mes turim savo tas atidirbtą žinutę, tuos 2 sakinius, kaip pristatyti įmonę, tai nereiškia, kad jūsų darbuotojams ta žinutė yra aiški. Beje, toks žinutės vienodumo ar nevienodumo testas labai gerai parodo, ar yra bendrai tvarka įmonės rinkodaroje ir komunikacijoje. Jeigu jūsų darbuotojai skirtingai pristatinėja įmonę, aš galiu lažintis, ar netgi drąsiai teikti, kad jūsų įmonės rinkodaroje yra chaosas. Ir jokios, net ypatingai geros galimybės nebus efektyviai išnaudojamos. Taigi, pirmas svarbus dalykas, ką reiktų pasidaryti ruošiantis įvairiausiam galimybėm, tai išsigryninti trumpą jūsų įmonės pristatymą. Ir užtikrinti, kad visi įmonės darbuotojai žino tą pristatymą ir visada įmonę pristatinėja vienodai. Tai turi būti trumpas pristatymas. 2, maksimum 3 sakiniai. Kuo jūsų įmonė užsiema ir kokią vertę duoda klientam. Tokios žinutės išgryninimas suteikia pagrindą ir tolesniem kitiem komunikaciniam įrankiam. Bet nuo šitos žinutės viskas prasideda. Bet kaip suformuluoti tokią žinutę, tai jau tema kitam epizodui, o galbūt net ir webinarui. Taigi, jeigu įdomu ir norėtumėte apie tai išgirsti daugiau ir detaliau, parašykite man. Galite palikti komentarą po epizodu bet kurioje podcastų platformoje arba parašykite man elektroninį laišką nerius@amver.lt nerius@amatasverslas.amver.lt. Bet aš tikiu, kad savo įmonę jūs mokėsite pristatyti ir be išorinės pagalbos. Tai šiandien tiek. Geros vasaros ir iki kitų susigirdėjimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!